Žinot, kur sužinojau tokį triuką, kad tu šneki ir eini šalt vandenį, tu teik nebejoji to šalčios, tai aš jums papasakos, kokį istoriją tu nueisi. Tai va, kad teik nešiau šalčios papasakos jums istoriją iš savo gyvenimą, pernai turėjau bendradarbį buvau virš metų. Ir mes darbavomės prie tokio, nekvalifikuoto darbo, tenas obuolius rinkom, kriaušes rinkom. Porą mėnesėlių buvau išvažiavęs ir mes kažką prisišnekėjom tokiom giliom temom apie profesijas, apie gyvenimą. Ir anos profesijai buvau baigus buhalterį. Ir man papasakojo, ką pana nepatik būti buhalterį, ką pana nepatik visokie dalykai, kas ir susijęs būtent tokia specifika darbu. Ir man papasakojo, sak, aš vis dar, labai gailiaus ir keiko, kad aš paklausiau savo tėvų tapti buhalteriu. Nes aš norėjau būti matematikos mokytoju, aš norėjau stoti mokytis, būti matematikos mokytoju. Ir sakom, labai patink matematika. Ir va, aš dabar su tavimi šitą esu, renku obuolius. Ir man tikrai tas palik prisiminims toks, kad gal, sakykime, dabar esat pasirinkę kokį nors kelią ir galvojat, čia gal man vėliau labiau patiks tas dalykas. Tai didelė tikimybė, kad greičiausiai tas dalykas jums nepatiks ir kol toliau, to labiau jūs nekėsite, tai išvada tokia. Kol tu dar gali pasukti į kitą kelią, stenkitės pasukti kuo greičiau, nes paskui tiesiog bus labai sunkiai arba iš jos nebeišės. Tai va, nero. Žinokit, labai veikia iš tikrųjų tas triuks, kad va šneki, tai nejau tik šalčios, nes tavo smegenys tiesiog yra užimtas kitas dalykas.